Simono Konarskio kova. 1839 m. vasario 27 d. prie baltųjų stulpų, žyminčių miesto sienas, rinkosi žmonės. Jie buvo susikaupę ir liūdni. Čia turėjo būti sušaudytas pavergtos tautos herojus – Simonas Konarskis. Po egzekucijos žmonės verkė ir gailėjosi. Žmonės rinko žemę, kuri persismelkė Simono Konarskio krauju. Mirtis jo ir tapo legenda ir Vilniui, moterys iš kilmingų šeimų, tikrąja to žodžio prasme, kai paprašyta, ne tik tai dalyvaujant egzekucijoje ten verkė labai garsiai, bet po to ten savo skarelėm kraują visą jo išluostė ant pririštą iš esmės po gabaliuką, sulaužė tą stulpą, prie kurio pririštas ir sušaudytas buvo kaip relikvija, kaip nuo kryžių kažkokia relikvija, sako, ta žemė, kur ten buvo duobė iškasta žemė, į mazgelius ryšosi ir susinešiojo. Šiandien jo atminimą sergi tik šis paminklas Vilniuje, Muitinės gatvėje. Kas buvo Simonas Konarskis? Jis gimė Dabkiškėse, o pakrikštytas buvo Seirijų evangelikų reformatų bažnyčioje. Jos iki mūsų dienų neišliko. Jo tėvas Kosciuško sukilimų dalyvis, todėl nenuostabu, kad Simonas Konarskis susižavėjo laisvės idealais. 1830 metais prasidėjus sukilimui, jis nedvejodamas prie jo prisijungė. Su generolu Chlapovskiu atėjo čia ir jaunas karininkas Simonas Konarskis, bet sukilimas buvo pralaimėtas, prie Panerių Lenkai patyrė pralaimėjimą dėl iš esmės nelabai protingų veiksmų ir likučiai kariuomenės traukėsi į vakarus ir perėjo Prūsijos sieną ir ten buvo internuoti. Tai va, ten 3 mėnesiams, kaip čia sakyti, internuotojų stovyklai prabuvo ir Simonas Konarskis, bet paskui buvo išleistas ir jau emigravo. Tačiau emigracija, atitolimas nuo savo šalies nenumalšino jo laisvės siekio. Maišėsi daug kur Europoje, dalyvavo mūšiuose už laisvę ir Italijoje, kelis kartus buvo areštuotas ir Prūsijos policijos ir teko bėgti iš Prancūzijos emigracijos vietos į Angliją. Ir po to, žinoma, veikė, kaip čia pasakyti, toks užsislaptinęs žmogus šitose žemėse, kaip rašoma, dažnai keitė išvaizdą ir pasus. Dokumentus ne vieną slaptą, ne vieną pavardę turėjo ir ko gero buvo labai charizmatiška asmenybė. Emigracijoje kūręs judėjimus už Lenkų tautos įsivadavimą, Konarskis galiausiai grįžo į tėvynę. Jis atsidūrė Šveicarijoje, sukūrė tą ten Lenkijos liaudies draugiją, kuri vėliau pasivadino Sąjunga. Ir 35 metais per Krokuvą vėl atsidūrė Rusijos imperijoje, Voluinėje ir po to atėjo iki Lietuvos. Kodėl jisai grįžo į okupuotą Lietuvą, kur jam grėsė mirtinas pavojus? Kodėl jis neliko ten, vakarų Europoje, kur būtų buvęs saugus? Jis rengė naują sąmokslą prieš caro valdžią – sukilimą. Jis siekė, kad būtų organizuojamas naujas sukilimas, o radikalumas jau buvo tas, kad jau žadėjo ir laisvę liaudžiai, valstiečiams, tai yra valstiečiams laisvę ir įsigyti tą žemę, kurią jie dirba. Deja, jo sąmokslas buvo atskleistas, o jis pats suimtas. Tačiau net ir būdamas beviltiškoje padėtyje nepasidavė. Jis įkalbėjo vieną iš karininkų sargybą, kurį saugojo jį kalėjime. Tas kalėjimas buvo Bazilijonų vienuolynas, kur ir Adomas Mickevičius kalėjo. Yra ir dabar tos vietos. Įkalbėjo, kad tas pradėjo organizuoti jo pabėgimą, bet organizavo taip, kad valdžia vis dėlto išsiaiškino.
Ir tas karininkas, Karavajevas jo pavardė, buvo nuteistas sušaudyti, tiesa, po to bausmė šitą pakeista iki kalėjimo, iki gyvos galvos. Štai kokią tragišką istoriją mena šis paminklas apie kovas ir sąmokslus XIX amžiuje.